kuris yra nepraleidęs ne vieno įvarčio. Tad tikrai gera pamaina Ignui Plūkui. Pasižiūrėsime, kaip jam šiandien seksis. Tikrai smagu matyti, kad tai, ką gali sukontroliuoti klubai, pastaruoju metu tas Lietuvos stadionas ir vyksta. Dabar perdavimas link Petkevičiaus. Šis kamuolį atmeta, smūgis į vartus ir Marius Paukštė pirmą kartą turi darbo. Loki Tomas. Atakos metu čia Aleksandras Živanovičius. Patogiai labai kamuolį atmetė Nauris Petkevičius ir Loki Tomas su malonumu smūgiavo į tokį kamuolį. Tikrai gerai pokštelėjo, bet kamuolys skriejo į patį vartų vidurį ir Marius Paukštė tikrai nepasižymi įspūdingų puolimo potencialų. Tai tikrai puikus rezultatas. Bet dabar Džiugas klysta ir klysta pakankamai lygioje vietoje. Kontratakuoja Sūduva, Haidara. Jo perdavimas į kairę. Petkevičius. Petkevičius smūgis į vartus. Įvartis! Nauris Petkevičius! Nuostabus Naurio Petkevičiaus įvartis 33-ąją susitikimo minutę. Tikrai blankus mačas be ne vieno gražaus epizodo, bet kai reikėjo tą epizodą sukurti, jis buvo tikrai nuostabus. Nauris Petkevičius 33-oji minutė ir nuostabus smūgis Sūduvos Sakalų triumfas tribūnoje. Dar kartą tenai pataikė kamuolį varžovą. Bet tokios situacijos yra tikrai ganėtinai jautrios. Dabar nuošalės nėra ir Džiugo proga kontratakuoti. Perdavimas į vidurį. Sisė. Puikus perdavimas. Piliukaitis ir Zenkevičius. Štai taip, Giedrius Zenkevičius traukia šį smūgį. Matysime kampinį ir Telšių Džiugas galėjo. Linas Zingertas prarado kamuolį. Situacijo čia nuošalės nebuvo puikus. Sisė perdavimas, bravo jam ir čia tikrai netrumpą laiką tokių techniškai išpildytų įvarčių nebuvo, bet pasipylė tie smūgiai pastaruoju metu. Ir čia turbūt subjektyviai kiekvienas galės nuspręsti, ar tas Leo Ribeiro tolimais įstrižais perdavimais ir žinoma tokia pauzė dėkinga. Marijampolės Sūduvai, Nauris Petkevičius, klysta ir jis. Ananė. Ananė smūgiuoja ir Giedrius Zenkevičius be vargo gaudo kamuolį, nepavyko taip stipriai jį pataikyti. Ir didelės įtakos atakai neturintis Kulbačiukas į baudos aikštelę smūgis ir Zenkevičius. Ananė. Ananė baudos aikštelėje ir nėra pražangos. Kamuolys paliko aikštės ribas nuo Deivido Martino Ananės. Dar kartą ši situacija. Na, reikia pasakyti, kad čia neįtin sėkmingai buvo sužaista gynyboje, tiek ir prieš tai išmušus kamuolį, tiek ir toje situacijoje. Keirmanė. Logiški, žinoma, keitimai. Grąžinamas kamuolys į žaidimą. Dariušas Stankevičius. Ir toks nemalonus rikošetas. Marius Paukštė, žinoma, tam buvo pasiruošęs. Haidara atsivėrė dabar erdvės Džiugo gynyboje. Na, dabar keli džiugiečiai jau grįžta į gynybą. Haidara, jo smūgis, rikošetas ir čia... Na, nebereikalo Haidara susijėmęs už galvos. Manau, patys galite gražiai išlaiko kamuolį savo komandai. Lukas Ankudinovas dešiniajame krašte. Perdavimas į vidurį, geras perdavimas ir Zenkevičius gaudo kamuolį. Jį keičia. Na, o dabar dar vienas kampinis. Kulbačiuko perdavimas, rikošetas, kamuolys kur atšoks. Ir baudinys panašu yra skiriamas. Lukas Ankudinovas. Viską gerai vertino ten Orestas Abramavičius. Dar kartą epizodas iš šios kameros. Taip. Zenkevičius ar Ankudinovas, bet kuriuo atveju. Tai istorija. 74 minutė. Kurcevas prieš Zenkevičių. Kurcevo smūgis ir įvartis. Įvartį mušo Aleksandras Kurcevas. 1-1. Ukrainietis vėl pasižymi antrose oficialiuose rungtynėse iš eilės. Ir štai tokios melodijos Telšių miesto centrinėme stadione. Aleksandras Kurcevas lygina rezultatą. Ir vėl proga imtis iniciatyvos. Kulbačiukas prieš jį, tačiau nepavyko ten nieko išpešti. Nojui Lukšiui pakankamai primityviai jis ten bandė verštis, tad užfiksuota mačo pabaiga. Nebuvo ten kampinio